Tai mūsų dėmesio kontroliavimas. Kaip mes kontroliuojam savo dėmesį? Norisi tikėti, kad mes dėmesį kontroliuojam. Kad jis ne automatiškai persijungia ant to, kas dabar vyksta. O mes kontroliuojam. Aš važiuoju, mano dėmesys yra žiūrėti, stebėti kelią. Bet dar yra dėmesys, kur aš galvoju, kažką galvoju, mintis irgi matau. Arba situacijas kažkokius pradirbu galvoje, kaip čia pasakyti. Atidirbu situacijas kažkokius galvoje, kažkokius schemos ten. Kažkokie atsiminimai išplaukia, bežiūrint į kelią. Kalbėti lengviau prieš kamerą, kai net važiuoji. Dabar jau aišku nėra skirtumų, bet kai tik pradėdavau kalbėti prieš kamerą, tai važiuojant kažkaip buvo lengviau, dėl to gal, kad 50% dėmesio išeidavo ten ir tada kažkaip čia viskas taip susitvarkydavo. Tai va, taip. Kur tas dėmesys nueina? Nu, ar mes pasirinkam? Nu, gal. Dėl šito ginčytis nėra prasmės, nes šito neįrodysi. Nes jeigu dar sprogs čia kažkur namas šalia, nu tai aišku, aš žiūrėsiu, kas sprogo. Jeigu sprogs ten ratas automobilio, aš žiūrėsiu, kur ratas sprogo. Jeigu eina ten dūmai, aš dabar žiūriu, kodėl ten dūmai eina. Taip dėmesys ir eina. Jeigu akis užryšti, aš tada klausysiu garsų. Dėmesys pagal tai jis. Bet kartais kartu jis nušukinės į tavo mintis tas dėmesys, nes tu kažką galvoji irgi. Ir tas dėmesys jis toks, ta tokia energetinė projekcija, kad tu užpildai kažko energetiškai. Jo, norisi tikėti, kad aš galiu dabar bet ką pasirinkti ir skirti tam dėmesį ir tas įvyks. Gal. Reikia eksperimentą daryti. Bet išlaikyti dėmesį irgi neįmanoma. Gerai, aš galiu skirti dėmesį. Tipo kaip meditacija. Skirkim dėmesį kvėpavimui. Nu gerai, visą laiką skirkim, valandą. Bet aš žiūriu, kad ten per kažkokį laiką tas dėmesys nueina visiškai ten, būna į vidų nueina, būna į išorę. Jis nėra kontroliuojamas. Atrodo, kad aš nukreipiu savo dėmesį į save, ten stebėkim save viduj, ten tašką čia, tašką ten, kai ten būdavo meditacijos. Bet dėmesys po to pabėga. Ir jis visą laiką bėgioja, jis taip į skirtingas pusės. Bent aš neišlaikau dėmesio 30 minučių vienam taške. Nes jeigu aš tiek ilgai laikau dėmesį vienam taške, reiškia, aš jau noriu miegoti ir čia yra atsijungimų, tas dėmesys nueina į vidų, aš užmiegu. Tai kaip tą dėmesį kontroliuoti, aš nežinau. Gražiai mergina eina, dėmesys ten nueina. Po to čia kažkokia duobė, čia grįžu. Po to aš atsiminiau, kad aš dar pamiršau kažką namie, ten nuėjau. Tai, o kaip jūs sukontroliuot, kad žiūrėti tik kelią, gerai žiūrėti tik kelią, bet vis tiek ateina mintis kažkokios, atsiminimai, asociacijos, kvapai, ten net visokie, kurie duoda tau atsiminimus ir jis ten nubėga. Tai kaip tą dėmesį sukontroliuoti? Pavyzdžiui, skaitai knygą ir žiūri tą knygą, skaitai ir tas dėmesys ar kas ten protas pamato, kad neįdomi knyga, ypač mokyklo, kai būdavo. Skaitai, ten visiškas kažkokius pievas rašo, ten kokie nors ten altorių šešėlį skaitai. Jo istorija, ten jo gražiai, bet čia kam reikia, tai kol kas skaito. Ir dėmesys pabėga. Jis pabėga, tu galvoji, oi, ten aš važiuosiu su tam dviračiu, ten kur nors, dar kažką. Jis visą laiką pabėga. Kaip išlaikyti dėmesį? Aš norėčiau išlaikyti dėmesį, tarkim, sėsti ir žiūrėti į ežerą 3 valandos iš eilės. Tik ežerą, kad jis ne vieną sekundę nepabėgtų. Man įsigauna, jeigu kažkam gaunasi, tai tada cool. Man kontroliuoti dėmesį nesigauna. Nukreipti į kažkur. Aš galiu tik nukreipti taip, aš kaip daug kartų minėjau, noriu namą. Jo, aš taip nukreipiu dėmesį, kad aš link tą noriu daryti. Bet jis,
Vat aš kai tik pradėjau video rašyti, aš atsiminiau, kad aš noriu namo. Visą dieną šiandien gyvenau, iš vis nebuvo to dėmesio tam namui, ar tam dalykui. Buvo kiti dalykai, kitos situacijos. Tai iš mokyklos atsimenu mokytoją. Dėmesio čia, žiūrėkit dabar į mane, aš jums paaiškinsiu. Tu žiūri 30 sekundžių į tą mokytoją, viskas nubėgo dėmesys kažkur. Tai va, taip maždaug apie dėmesį. Jeigu mokat kontroliuoti, galit man kokį nuorodą numesti, pažiūrėti, kaip ten nekontroliuojama. Bus įdomu. Tam ir esame pasaulyje, kur nėra prasmės, surasti kažkokią prasmę, tai bus prasmės išmokti kontroliuoti dėmesį. Tai ką, geros dienos, laukiu kažkokį nuorodą, žinučių privačių, rašykit.